Pirmiausiai noriu padėkoti visiems pranešėjams už aktualius, bet, gerokai nelinksmus pranešimus. Ir kreipiuosi į Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentą Alvydą Stulpiną. Smagu, gerbiamas viceprezidentė, matyti Šiaulių krašto atstovą, žinomą verslininką, kuris praktikoje žino visas šitas problemas, ir dar liūdniau, kai jums, atsakingam už regionų politiką, tenka sakyti, kad regionų politikos visai nėra. Jūs puikiai žinot, kad regionų ekonomikos kraujotaka yra mažos įmonės, individualios įmonės, kurios patyrė didžiulį šoką po sustabdymo bet kokių veiksmų su Kinija. Didžiosiam įmonėm ekonomikos inovacijų ministerija pasistengė šiek tiek amortizuoti, nukreipė į Taivaną ir taip toliau. To neturėjo galimybių daryti mažos įmonės. Tai gerbiamas viceprezidentė, ar tos įmonės, kurios patyrė tą šoką, įstumtos visiškai iš bendradarbiavimo su Kinija, ar atsigavo, ar daugelis jų iš viso užsidarė, ar jos pajėgia atsistoti ant kojų? Ir antras dalykas, jūs minėjot, kad jūs, tai buvo puiku girdėti, turit savo kaip ir asmeninius universitetus, kuriuos remiate, šefuojate, kaip Šiauliuose kokią Daukanto inžinerinę gimnaziją, kolegiją valstybinę. Tai ar jūs bandėte kalbėti su švietimo ministerija apie tą kolegijų keistus jungimus, keistas reformas, ar jums nepavyko? Nes mums politikams nesiseka kalbėti su švietimo ministerija šita tema, nes ji yra įsakiusi iki gruodžio mėnesį kolegijoms sunešioti kurpaitės ir pačioms nustatyti susinaikinimo ar pasismaugimo būdą. Tai ačiū. Du aspektai, kuriuos norėčiau išgirsti. Ačiū labai už klausimą, tikrai pabandysiu atsakyti. Aišku, Kinijos klausimas tikrai yra labai skaudus ir jautrus, ir iš tikrųjų vienareikšmiško atsakymą tikrai negalėčiau pasakyti, ir tikrai tokių duomenų, kokias šiandieną kai kurios įmonės yra atsidūrusios, tai iki kiekvienos įmonės tikrai negalėčiau, bet bendrame kontekste tikrai galiu pasakyti, kad tikrai iš tikrųjų pirmuose žingsniuose, kada buvo priimtas sprendimas iš tikrųjų trauktis iš Kinijos ir nutraukinėti daugiametės grandinės, tai tikrai kai kuriems mūsų verslams tai buvo skaudus sprendimas, bet mes jį priėmėm tokį, kokį jis yra, ir stengiamės, kurie galėjo tą padaryti, iš karto tą padarė, o kurie negalėjo šito padaryti, daro atskirai etapais, ir šiandieną manau, kad iš tikrųjų mes tikrai radome kitus žaliavų ir tiekėjus, kurie tikrai yra ne tik tai neblogesni, o kartais netgi ir geresni. Aš kitaip nemanyčiau, kad čia tikrai yra tokia didžiulė problema, kurią mes verslas negalėtumėm įspręsti. Mes ją sprendėme, tiek kas liečia, ir turime, atsimenam laikmetį su tą pačią Rusiją, dabar su Kinija turime. Verslas prisitaiko prie visko. Aišku, kartais skaudu būna, bet tai yra nepajudinamas klausimas, ir mes tą priemam natūraliai. Antras momentas dabar dėl švietimo ministerijos priimtų sprendimų dėl jungimosi. Tai iš tikrųjų kai kuriems regionams tikrai pasisekė, ir tai sveikintina iš tikrųjų, nes tikrai tų kolegijų gyvenimas yra tikrai ne visų vienodas, ir kai kurios tikrai jungiantis tikrai gauna gelbėjimosi ratą, kad iš tikrųjų pasitemptų, ir susijungus su stipresniais gal pavyks išjungti. Kaip turbūt ir žinote, ne visi jungimosi etapai yra užbaigti, ar jų susitarimai yra, bet tas pats ir jūs, kuris atstovauju šiandieną, esu Šiaulių regioną, tai mes Šiaulių, Panevėžys ir ta pati Utena tikrai turime dar dėrybinį kelią, ir kur tikrai
iki gruodžio mėnesio mes ją tikrai bandysime įspręsti. Kitaip tariant, yra procesas, kuris vyksta, mes jame esame dalyviai, o ne sprendimų priėmėjai. Deja taip, bet aišku, visą laiką prašome ir tiesiog dar kartą šiandieną prašome, reiškia, kad į tuos procesus, kurie tikrai liečia regionus ir kurie atstovauju šiandieną, aš, reiškia, tikrai būtumėm pakviesti savo laikį, reiškia, ir kurie galėtumėm išreikšti savo nuomonę, kokios tos regionos, kiek to regione ta pati kolegija, ta švietimo sistema yra reikalinga tam regionui, kokios specialybės reikalingos ir taip toliau. Kada gauname sprendimą, ką mes galime įtakoti, aišku, susitikinėjame ir džiaugiamės, kad randame tų sąlyčio taškų ieškodami, bet viskas tas žymiai greičiau vyktų, jeigu būtų tai padaroma savalaikiai ir laiku.